Na, kodėl mūsų norai, ketinimai, svajonės, tikslai neįsigyvendina? Mes taip norim, bet taip metų metais kažko ir nesugebame pasiekti. Aš nesamaks ir jau virš 7 metų gilinuosi, tyrinėju, kaip viskas veikia ir kaip šiame gyvenime mes susikūrėme šitą realybę. Ir pirmas dalykas, apie kurį kažkada vėliau pakalbėsiu, tai yra, kol mes esame toj pozicijoje, kad mes esame tiesiog žaidėjai žaidime pagal kažkieno taisyklės ir tiesiog jaučiamės bejėgiai kažką tai čia pakeisti, tai šitą visą žaidimą, jo laimėti mes tarytum ir negalim, nes tai yra tiesiog procesas, pažinimas. Ir tik tada, kada mes pereiname į tą stadiją, kada mes susigrąžiname tą žinojimą apie save, kad mes esam kūrėjai ir mes susigrąžiname savo visą energiją, visą savo galią iš praeities, išbarstytą per visas abejonės, per visas išvadas pasidarytas, per savo trauminės patirtis, per galvojimą, kad aš tai tokia ar kitokia, tai yra per savo tą klaidingą tokį identitetą asmenybinį, kurį mes susikūrėme. Ir vat atrodo, tiek daug dabar yra įvairiausios medžiagos ir paslaptis išėjo, ir transurfingas, ir įvairiausios metodikos, technikos, absoliučiai viskas, kodėl žmonės tuo nepasinaudoja ir kodėl tai nesuveikia. Tai pirmas dalykas, kurį aš apie save supratau, kad visų pirma, aš tą savo naują žaidimą nepriimdavau jo rimtai, nežiūrėdavau kaip į rimtą vienintelį žaidimą. Tai yra, atrodo, noriu kažko tai, bet kai mes turime tikrąjį savo norą, tai nėra jokių išorinių stabdžių, barjerų visą tai įgyvendinti. Visi tie barjerai yra mumise, paaiškinsiu kaip. Tai pirmas dalykas, kuris kyla, tai būtent tai, kad patys į tai rimtai nepažiūrim, nes iš karto kyla mintis ir abejonės. O ką jeigu man nepavyks, o gal man to ir nereikia, tai yra, kai mes neįeinam į tą savo naują, pavyzdžiui, svajonės įgyvendinimą rimtai, tai yra tiesiog darome veiksmus, tada darau taip, bandau įgyvendinti taip, jeigu taip neišeina, aš kitaip galiu pabandyti, nes visata visada pakoreguoja, bet kai mūsų širdyje dega ta ugnis, o svarbiausia tikėjimas tuo, kad visa tai jau egzistuoja. Ir tik tai tada, kada aš pati patikiu, kad jau čia ir dabar aš esu tas žmogus, kuris visą tai turi ir pradedu taip gyventi, būtent taip kalbėti iš to žmogaus, tai yra iš savęs, kuri jau visą tai turi, kuri jau visą tai įgyvendino. Bet va čia mums ir pritrūksta ne tik tai tikėjimo, bet ir įsijungia visą tai, ką mes tiek metų apie save žinojom, apie šitą gyvenimą nusprendėm ir žinojom, ir pradeda klaidžioti mūsų dėmesys, mūsų protas į įvairiausias priežastis, pradedame koncentruotis į tai, kas galbūt dabar ne taip vyksta, kaip pagal mūsų lūkesčius, o gyvenimas, kai mes turime tikrą troškimą, jisai turi patį trumpiausią kelią ir jisai niekada, bent jau per mano patirtį, nebūna toksai, kaip aš jį įsivaizdavau, koks reikalingas kelias nueiti į tą galutinį tašką. Tai būna visada kitaip. Ir kai mes pradedame tą suprasti ir suvokti ir išvelgti ir pamatyti, ir kai turime tikrą troškimą, ir kai mes juo pradedame gyventi be jokio abejonių, tiesiog su ramiu žinojimu, kad taip yra. Kas tas yra ramus žinojimas? Tai yra, kai jau tai įvyksta, iš pradžių net nepastebi,
kad tai jau gyvenime tavo realybėje atsirado, nes jau aš gyvenau toje realybėje kurį laiką. Ir staiga ateina suvokimas, taigi aš turiu tai, ką visada labai norėjau turėti. Ir mūsų psichika veikia taip, kad jeigu jai tai nebuvo įprasta, jinai pradeda mus grąžinti prie to, kas yra įprastinis variantas. Nes jeigu mes to iki šiol neturime, reiškia yra vidinės priežastys, kodėl mes to nenorim turėti, arba tiksliau pasakius, kodėl mums tai nusprendėme, kad nesaugu turėti. Ir tikrai mano kursuose dalyviai, kai pradeda išrašinėti tas priežastis, kodėl aš to niekada neturėsiu, išlenda krūvos įsitikinimų, vidinių programų ir tampa visiškai aišku, kodėl gyvenant su tuo visų komplektu, ką mes savo pasąmonėje nešiojamės, mes šiai minutiai to viso neturime, ko tarytum norim, bet tai neįvyksta. Tam yra priežastys ir jos visos yra vidinės ir jas visas galima išspręsti. Dar vienas niuansas, kuris su tuo norėjimu vyksta, kol aš esu norinti, aš esu čia, o aš turinti visą tai ir išgyvenanti savo svajonių gyvenimą, esu visiškai atrodo kitoje vietoje. Ir aš galiu visą gyvenimą realizuoti tą programą norėjimo. Jeigu aš esu norinti, aš ir liksiu norinti, nes aš esu. Gaunam iš gyvenimo ne tai, ko mes norim, o tai, kas mes esam. Todėl nustokim norėti ir pereikime pirmiausia į tai, kad aš jau visą tai gyvenu, patiriu ir turiu. Visą savo visumą. Visais savo jutiminiais organais mes tai galime padaryti. Jeigu norėsit, aš po to galėsiu savo pavyzdžius asmeninius pasakyti, kaip tas iš tikrųjų vyksta, bet kai tik tai mes tenai patenkam, antras etapas irgi yra išvelgti ir pamatyti, kas man iki šiol trukdė visą tai susikurti ir turėti. Ir tuomet mes atidirbam su tais įsitikinimais, su tomis programomis, kurios trukdo tam, kad mes jaustumėmės gerai ir saugiai, nes naujas gerai yra nepažįstamas mūsų senajai versijai, o kas yra nepažįstama mūsų psichikai, mūsų visai esybei, tas yra traktuojama kaip nesaugus, nes saugu yra ten, kur jau yra įprasta, ten, kur yra pažįstama. Tai jeigu norėsite daugiau detaliau apie tai, kaip mes susikūrėme, iš tikrųjų, kaip padaryti taip, kad mūsų troškimai, ketinimai, svajonės atsidurtų mūsų realybėje be mūsų didžiulių pastangų, savęs kažkokio tai disciplinavimo, spaudimo, didžiulio prievartavimo savęs, o tiesiog, kad mes liktume to, ko mes esame, ir dėkingume, džiaugsme galėtume judėti, priėmime galėtume judėti tuo keliu link savo tikslų ir troškimų. Nes viskas, kas mūsų širdžiai duota kaip troškimas, viskas jau turi potencijos įsigyvendinti.